Atsikimšk butelį alaus, atsidaryk pakelį čipsų, nes tai ilgas rudens vakaras ir greičiausiai per televizorių rodo krepšinį, o galbūt futbolą. Ir kirsk iš peties per savo erekcijos galimybės. Aišku, jeigu prie užkandžių dar pridėsi ne tik tai čipsus, bet ir pasimirkinės ir riebų sūrį keptos duonos gabaliuką, o galbūt netgi kažkokios tai ausytės rūkytos gabaliuką ir šalia viso to bus majonezo, tavo erekcija tau tikrai nepasakys ačiū. O iš tikrųjų čia viskas juokas. Bet kaip taisyklė, rudens ilgais vakarais, kada niūrus vakarai už lango, lietus iš dangaus arba šiaip barbena kažkur tai į stiklą, ar ne, tada ir prasideda tas buitinis alkoholizmas. Vasarą su draugais prie laužo arba ilgais vakarais terasoje, rudenį prie televizoriaus. Ir paskui vyrai stebisi, kodėl jų pajėgumas nulinko anksčiau laiko arba nespėjo net įeiti. Na, ten, kur norėjo. Kągi, mitybos klausimai iš tikrųjų labai aktualūs, tačiau rudenį mes pradėsime daugelį kitų temų. Rudens profilaktika, vaikų sveikata, netgi ir apie šeimą truputėlį pakalbėsime, ką daryti, kad rudens šitas laikotarpis nevirstų tokiu nusivylimo savo sveikata ir savo galimybėmis. Taigi, jeigu kyla klausimų dėl rudens profilaktikos arba erekcijos sutrikimo, nesididžiuok, parašyk.